Dantenų recesija yra tokia būklė, kurios metu dantį supantis dantenos audinys atsitraukia nuo šaknies paviršiaus ir tokiu būdu apsinuogina danties šaknis, kuri yra padengta tokiu audiniu cementu, kuris yra iš tiesų mažiau atsparus negu danties vainiką gaubiantis emalis. Ir dėl to gali išsivystyti įvairių simptomų. Dantenų recesija yra labai dažna problema, kai kurie tyrimai ir klinikinė praktika rodo, kad net 88% vyresnių negu 65 metų amžiaus žmonių turi bent vieną dantenų recesiją ir apie 50% nuo 18 iki 64 metų amžiaus žmonių taip pat turi bent vieną dantenų recesiją savo burnoje. Aišku, tyrimai yra įvairūs, tačiau bendroji populiacijoje galima sakyti, kad pasaulyje apie 2/3 žmonių turi dantenų recesijas. Taip pat ši problema dažna ne tik vyresnio amžiaus žmonėms, deja pasitaiko ir jaunų žmonių tarpe, dažnai dėl netaisyklingo dantų valymo, dėl traumuojančio dantų valymo. Tai viena didelė dalis procento sudaro periodontitu sergantis asmenys, kuriems dantenų recesija atsitraukia dėl kaulo nykimo, dėl periodontito. Kitai daliai atsitraukia dėl dantenų recesijos atsiranda dėl traumuojančio dantų valymo, dėl visų įvairių anatominių priežasčių, tarkime, plonų dantenų, netaisyklingos danties padėties, įvairių lūpos ar liežuvio pasaitėlio tempimo, taip pat dėl patologinių veiksnių, tai yra dėl konkrementų, kitaip tariant, akmenų, minkštojo apnašo susikaupimo, dantenų uždegimo. Taip pat gali turėti įtakos įvairūs žalojantis žalingi įpročiai, pavyzdžiui, nagų kramtymas, tušinuko kramtymas. Taip pat gali turėti neigiamos įtakos ir auskarai burnos ertmėje, kurie taip pat gali sąlygoti į dantenų atsitraukimus ir įvairias kitas patologijas. Taip pat įvairūs traumuojantis veiksniai, tai kaip minėjau, netaisyklingas dantų valymas, dažnai su kietesniu dantų šepeteliu arba vidutinio kietumo šepeteliu, stipriais horizontaliais judesiais, spaudžiant ir panašiai. Kaip žinoti pacientui, ar jisai spaudžia tą dantų šepetėlį, tai reiktų atkreipti dėmesį į dantų šepetėlio šerelio poziciją, tarkime, po kelių mėnesių naudojimo. Jeigu tie šereliai yra išsiskėtę, tai rodo, kad jūs per stipriai spaudžiate dantų šepetėlį ir reikėtų konsultuoti su gydytojų specialistu, kaip taisyklingai ir švariai dantis išsivalyti. Taip pat reikėtų pastebėti ir vaikų ar artimųjų tarpe, ar tie jų naudojami šepetėliai atrodo gražiai po kelių mėnesių naudojimo. Daugumai pacientų iš tiesų dantenų recesija nesukelia jokių simptomų. Tyrimai rodo, kad apie 70% pacientų net nepastebi, kad turi dantenų recesijas. Kita dalis pacientų jaučia tokius simptomus, kaip padidėjęs dantų jautrumas, įvairūs estetiniai pokyčiai, tarkim, šypsenos metu matosi dantenų atsitraukimas. Taip pat gali būti ėduonies pažeidimai šaknies paviršiuje, dantenų uždegimas, kraujavimas, jautrumas valant dantis. Kadangi toks didelis procentas recesijų pacientai nepastebi tokio didelio procento, dėl to labai svarbu lankytis reguliariai pas burnos higienistą arba gydytojo odontologą apžiūrai, profesionalios burnos higienos instrukcijoms, kad odontologas arba higienistas laiku pastebėtų beprasidedančią dantenų recesiją. Dar paminėčiau tokią svarbę sritį, tai yra jauni asmenys, kurie yra turėję ortodontinį gydymą ir turi vielutę priekinių dantų srityje, kuri sutvirtina dantų poziciją. Jeigu pastebite, kad ta dantų vielutė yra atsikabinusi ar braižo liežuvį, lūpas, labai svarbu nedelsti ir laiku kreiptis, nes atsiradus defektam šitos vielutės pakrypsta danties padėtis ir su tuo gali būti susijusi ir dantenos atsitraukimas, dantenų uždegimas ir tuomet kartais netgi gali prireikti chirurginio gydymo tokiu atveju. Dažnai pacientus raminu, kad dėl dantenų recesijos danties tiesiogiai nėra netenkama, nes dantis laikosi kaule, o minkštieji audiniai dantenos yra tiesiog supantis dantis ir neturi tokios didelės įtakos danties laikomumui, tačiau dantenų atsitraukimas gali turėti įtakos tokiam veiksniam kaip šakninis ėduonis, kurio komplikacijos netiesiogiai gali lemti danties netekimą. Taigi pastebėjus dantenos atsitraukimą nereikėtų labai stipriai
stipriai pergyventi, kad jūs jau neteksite to danties, bet reikia neužleisti šios būklės ir laiku kreiptis pas specialistus. Svarbu kas pusmetį, kai kuriais atvejais kas metus lankytis pas gydytoją odontologą arba burnos higienistą profesionaliai burnos higienai, prisižiūrėti dantų būklę ir pastebėti pačiam simptomus, ar atsiranda kažkoks dantų jautrumas, dantenų atsitraukimas ar maisto užsilaikymas šaknies kaklelio srityje. Ir esant tokiais atvejais nedelsti kreiptis pas odontologą ir kartais galbūt net ir proaktyviai paklausti odontologo ar higienisto, ar aš teisingai valausi dantis, ar aš netraumuoju valydamas dantis ir kad gautumėte tikslingų patarimų jums. Tai labai svarbu atrasti balansą tarp taisyklingo dantų išvalymo ir netraumavimo. Tai viena vertus reikia išvalyti minkštąją apnašą, nes jo susikaupimas taip pat turi įtakos dantenų atsitraukimui. Tai reikėtų ypatingai atkreipti dėmesį kokybiškai išvalyti danties ir dantenos ribą, kad ten nesikauptų minkštojo apnašo ir maisto likučių. Tačiau kita pusė yra, kad reikia netraumuojančiai išsivalyti dantis. Tai yra rinktis minkštą dantų šepetėlį. Iš tiesų vidutiniai ar ypač didelio kietumo kieti dantų šepetėliai yra labiau skirti išimamiems dantų protezams, dėl to jų rinktis nevertėtų. Reikėtų valyti su meile, švelniai, geriau šluojamaisiais judesiais, jokių būdų nenaudoti horizontalių valymo judesių ties dantenos kraštu, nes tai ypatingai gali pažeisti dantenas. Taip pat nespausti dantų šepetėlio, kaip minėjau, atkreipti dėmesį, ar šereliai neišsiskečia po 3 mėnesių naudojimo. Ir su dantenų recesijom galioja taisyklė, kas per daug tas nesveika. Taigi reikėtų dantis valyti visgi ne ilgiau negu 3 minutes, dantų šepetėlį keisti ne dažniau negu kas 3 mėnesius ir valyti švelniai ir kruopščiai. Labai įdomu ir tyrimai ir praktika rodo, kad valant dantis ilgiau negu 3 minutes padidėja dantų atsitraukimo ir dantų kietųjų defektų rizika. Ir taip pat keičiant dantų šepetėlį dažniau negu kas 3 mėnesiai, taip pat padidėja dantų trauminių pažeidimų rizika naudojant vis naują dantų šepetėlį. Gali kilti klausimas, kaip švelniai valyti dantų šepetuko, nes ne visada galime pasirinkti tą tinkamą spaudimą, tai kartais yra rekomenduojamas ir elektrinis dantų šepetėlis. Žinoma, jo bijoti nereikėtų, jeigu jis yra naudojamas teisingai, taisyklingai. Taigi šepetėlį reikėtų rinktis kokybiškos patikimos firmos, pasitarus su specialistu, odontologu arba burnos higienistu. Taip pat reikėtų rinktis minkštas elektrinio šepetėlio galvutes ir labai svarbu taisyklingai valyti dantis su elektriniu dantų šepetėliu, nes tai yra irgi labai svarbi informacija. Labai dažnai pastebiu klinikiniai praktikoje, kad pacientai elektriniu dantų šepetėliu valo naudodami papildomus valymo judesius ranka. Tai labai svarbu su elektriniu dantų šepetėliu pozicionuoti šepetėlio šerelius į dantenas ir laikyti vienoje vietoje švelniai, nespaudžiant apie 2-3 sekundės ir nenaudoti papildomų intensyvių valymo judesių. Ir taip keliauti nuo danties prie danties, palinčiant visus danties paviršius. Taip pat svarbu rinktis tokiais atvejais dantų šepetėlius su perspaudimo funkcija. Šiais laikais jie gali būti arba garsiniai signalai, arba šviesos signalai. Tyrimai taip pat rodo, kad šie signalai labai padeda pacientui mokintis, kaip visgi taisyklingai, nespaudžiant valyti dantis, ir po mėnesio naudojimo tokį šepetėlį pacientų iš tiesų spaudimas su ranka valantis sumažėjo. Tarpdančių priežiūra irgi labai svarbu dantenų atsitraukimo rizikai, nes pacientai neteisingai naudodami, netaisyklingai naudodami dantų siūlą, dažnai praeidami per tarpdantinį kontaktą, traumuoja, lyg įpjauna dantenas ir tose vietose ilgainiui formuojasi toksai trikampio formos dantenos pažeidimas. Jeigu jisai yra šviežias, traumuotas ką tik, jisai kartais gali atsistatyti, tačiau esant ilgalaikiam traumavimui jis pasidengia jau dantenų audiniu ir kartais reikia netgi chirurginio gydymo tai traumai sugydyti. Dėl to pagal naujausias rekomendacijas tarpdančių priežiūrai labai svarbu naudoti tarpdančių šepetėlius.
Taigi rekomendacija yra visiems tarpdančiam naudoti tarpdančių šepetėlius, išskyrus tuose tarpdančiuose, kur tas tarpdančių šepetukas fiziškai netelpa. Iš tiesų tokių tarpdančių yra labai nedaug ir tikrai retam žmogui, bet tokiu atveju tokiuose tarpdančiuose taisyklingai atsargiai naudoti dantų siūlą, atsargiai palendant po dantenų vagele ir praeinant pro tarpdantį netraumuojant. Svarbu paminėti, kad burnos irigatorius yra tik tai papildoma tarpdančių valymo priemonė, bet ne pagrindinė. Dėl to tarpdančių šepetukus arba kai kuriais atvejais tarpdančių siūlo naudoti yra privaloma, o irigatorius yra tik tai papildoma priemonė. Be abejo, netaisyklingai naudojant burnos irigatorių taip pat gali būti sukelta dantenų abrazija, tai yra toks dantenų epitelio nubrozdinimas, kuris ilgainiui traumuojant taip pat gali turėti įtakos dantenų atsitraukimui. Dėl to burnos irigatorių irgi reikėtų naudoti taisyklingai po apmokymo, kurį puikiai atlieka arba burnos higienistai, arba gydytojai odontologai. Svarbiausias principas yra galvutės, jeigu ypatingai jinai nėra apsaugota, nelaikyti prie pat dantenų krašto arba netgi liečiant dantenų kraštą. Dantų pasta yra labai svarbi. Esant dantenų recesijai, dantenų atsitraukimui netinka abrazyvios arba, taip sakant, šiurkščios dantų pastos. Reikėtų verčiau rinktis nuo dantų jautrumo skirtas pastas, remineralizuojančias, ir kartais gamintojai yra pažymėję tokį RDA indeksą, kuris rodo, kaip stipriai dantų pasta yra abrazyvi. Jeigu šis indeksas pažymėtas, reikėtų rinktis mažiau negu 70, tai vadinama mažo abrazyvumo dantų pasta. Labai svarbu rinktis dantų pastą verčiau nebalinančią, nes dauguma su tam tikrom išimtim dantų pastų, kurios yra balinančios, jos turi didesnį abrazyvumą ir gali neigiamai veikti danties šaknies paviršių, kuris ir taip yra apsinuoginęs burnoje. Aišku, tokio kaip noro naudoti dantų pastą, kuri yra balinanti esant dantenų recesijoms, yra, nes dantenų recesijos metu apsinuogina danties šaknies paviršius, kuris yra šiek tiek tamsesnis negu emalio paviršius ir pacientui gali kelti kartais estetinių nusiskundimų, bet balinanti dantų pasta tai nėra sprendimo būdas tokiu atveju. Kalbant apie recesijų gydymą, yra du keliai. Vienas yra konservatyvus kelias ir kitas yra chirurginis. Konservatyvaus gydymo metu labai svarbu yra pašalinti tą pagrindinę priežastį, dėl ko atsirado dantenų recesija. Tai yra mokintis taisyklingai netraumuojančiai valyti dantis, kaip apkalbėjama, pasirinkti tinkamas burnos priežiūros priemonės. Kartais gydymui padeda ir ortodontinis gydymas. Jeigu danties padėtis yra netaisyklinga, tinkamai suplanavus ortodontinį gydymą, danties padėtis grįžta į savo buvusią poziciją ir dantenų recesija gali ir pagerėti. Taip pat prie tokių konservatyvių gydymų priskiriamas ir simptominis dantų jautrumo gydymas. Tai yra įvairios priemonės namuose, tai dantų pastos ar specialūs geliai nuo dantų jautrumo. Taip pat ir kabinete naudojami specialūs ar fluorido lakai, geliai ir įvairios kitos priežastys ir priemonės nuo dantų jautrumo. Kitas kelias yra chirurginis kelias. Labai svarbu paminėti, kad chirurginį gydymą pasirenkame tik tada, kai yra aiškios tam medicininės indikacijos. Na ir chirurginis gydymas yra paremtas mikrochirurginiam plastikos metodikom, kuomet arba šalia esantis dantenos audinys yra perkeliamas į dantenos defekto sritį, arba yra labai gera sritis, gomurio sritis, iš kurios patogu paimti dantenų audinio gabalėlį ir jį mikrochirurginiais principais perkelti toj vietoj, kur tos dantenos trūksta ir specialiai užsiūti. Be abejo, po tokios operacijos žaizdelė lieka ir gomuryje, ir operuotojo srityje prie dantų. Taigi tai yra vis tiek intervencija į žmogaus organizmą ir mes stengiamės tokias operacijas atlikti tik tada, kai yra aiškios tam priežastis ir tikrai to reikia. Bet kad gydymo nereikėtų, labai svarbu yra profilaktika. Tai yra ir kokybiškai gerai valytis dantis, bet ir netraumuoti dantenų valant. Taigi, kaip ir gyvenime, taip ir dantų valyme palinkėsiu balanso. Ir švariai išsivalyti, ir nesukelti traumas.